Monsinjoras Alfonsas Svarinskas, jeigu reikėtų išskirti vieną ryškiausią simbolinę, jau neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo figūrą, tai būtų jis. Žmogus dešimtmečius kovojęs su sovietinė teroro sistema, dešimtmečius kalėjęs Sibiro lageriuose, žmogus bendravęs su Reiganu, Jonu Pauliumi II ir buvęs tikru ambasadoriumi žinios, koks blogis yra Sovietų sąjunga. Liepos 14 dieną Didžiosios kovos apygardos partizanų partija Ukmergės rajone, partija, kurį ir įkūrė Alfonsas Svarinskas, paminėsime jo mirties 10-metį ir kartu prisiminsime patį žmogų. Kviečiu ten, Liepos 14 dieną, pradžia 14 val. Mišias aukos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lvovo universiteto profesorė skaitys pranešimą apie Svarinsko ir ne tik jo atminimą. Tikrai, jeigu ir verta dalyvauti kokiame minėjime, tai šis yra tarp jų. Iki sekmadienio.